Labą rytą. Nu ką, išmiegojau su lietaus muzika. Kai prasidėjo naktį lietus, taip. Bent nors dabar, kiek čia jau 7 ryto, nustoja lyt. Ir tikiuosi, kad niekam daugiau nebelis, būtų labai gerai. Palapinė tai puikiai atlaikė lietų. Galėtų dar garso izoliacija būti. Dviratis visas nuplautas. Gerai, kad nuplautas. Tai gaila grandinė, nes negalėsiu sutepti. Šlapi. Nieko nesiskir vieta. Nieks nepasakys, kad čia kažkas nakvojo. Nu, pradedam startuoti 18 dieną. Važiuojame į Liepoją. Ten gal bus be lietaus. Ką žin. O, koksai inkaras. O kokia grandinė. Čia gera. Ar čia tai, ką įsivaizduoju? O, smagumėlis. Kad tik nepraslystų plėktiniai batai. Jo, šiandien viena iš smagiausių. Purškia lietus ir priešpešinis vėjas. Ir kad maža nebūtų, dar porą kilometrų padvelkia tokiu geru mėšlu. Net važiuojant jau akis raibaliavo. Amoniakas tai belen koks buvo. Ačiū Dievui, jau pabėgau iš tos marvės. Dabar tik tais liekti lietus ir vėjas. Važiuojam. Vėjas, lietus mane talžo kaip reikiant. Buvau permirkęs, dabar bevažiuojant baigiu pradžiūti. Bet jau antbačius nusiėmiau. Nes jie jau irgi sugebėjo permirkti. Nuvažiavau tik tais 31 kilometrą, o liko dar 92. Ilga, sunki diena nusimato. Štai koks orelis. Šlapias. Dar 63 km iki nakvynės. Šlapias, murzinas. Koja šlapias,
bet su antbačiais bent nors jos nešal. Tai šlapiai, bet šiltai laikau. Atvykome! Pagaliau! Kokia diena buvo, tokia ir vakarienė. Tikrai daug jėgų pareikalavo. Tai reikia atstatyti kalorijas. Na jo, iki nakvynės vietos reikia eiti velniai žino per kur. Taip rodo žemėlapis. Kaip nors. Oi, tikiuosi bus vieta gera, kad taip vargt reikia. Nu štai ir jūra. Atvarytis dviratį, kad prie jūros. Ai, gerai pabūsiu ir miškelį. Baigiau tą sunkią dieną prieš vėją ir lietų. 126 kilometrai, aš dar gyvas, nenugalėtas. Tai jo, dabar įsikursiu. Neisiu prie jūros, tiek to. Dar jau taip tempiau dviratį per džiunglės. Įsipaišysiu čia kažkur tais. Manau, čia pats tas bus. Konkrečiam miške. Bent girdžiu jūrą ošianti. Kas man iš tos jūros? Visą apsiniaukus. Nei saulės nepalydėti. Einu įsidžiovint kojas ir viskas ir gulti. Gana. Tai va, baigėsi šlapioji 18 diena bei vėjuota. Džiovinu savo antbačius ir kojines bei batus. Jo, iš ryto teka sušlapti ir visą kelią prieš vėją kovoti. Bendrai Latvijai praleidau tiek nuvažiuojant link Estijos, tiek dabar grįžtant. Rytoj jau kirsiu Lietuvos sieną, tai šiandien paskutinė naktelė Latvijai. Tai Latvijai pragyvenau 8 dienas ir surinkau 832 kilometrai. Na, apie 832. Tai jo, realiai tiek Estijoje, tiek Latvijoje panašiai prabuvau ir panašiai surinkau. O rytoj grįžtam į Lietuvėlę. Laukiu, nesulaukiu, nekantrauju. Manau, kai kirsiu sieną, motyvacija pakils. Šiandien tai baisiai sunkia diena. Išsekau, išvargina. Jo. Aišku, dar mano nakvynės vieta parinkta tiesiog miškelį netoli kopų, netoli jūros.
ten keliasdešimt metrų ir jau prie jūros eini. Bet su internetu tai čia yra prastai. Ryšys tai čia kosmosas. Gal žinutę tik tais pakrauti ir tai sunkiai kraun. Na, žodžiu. Jeigu neįkelsiu vlogą, tai vadinas įkelsiu būdamas Lietuvoj. Nu, tiksliau, jeigu jau žiūrėsit, tai žinosit, kad aš jau Lietuvoje esu. Nes čia abejoju, ar įkelsiu paskutinę dieną Latvijai. Tai vat. Tai dar apžiūrim maršrutą. Štai mano visa kelionė. Visas mano ratas. Ir galų galiausiai aš jau Liepojoj. O rytoj jau dar keliasdešimt kilometrų ir jau Lietuvos siena. Taip pasižiūrėjus vizualiai, kiek čia man belika, kai tiek jau pravažiavau. O pravažiavau tai čia jau kiek čia, beveik 2000 kilometrų. Paskutinę dieną pasakysiu tiksliai, kiek būsiu pravažiavęs. Tai štai tokia mano solo žygis. Einu ilsėtis, nes jau batareikas baigėsi man. Rytoj ne per daugiausiai dienų. Ne per daugiausiai kilometrų. Iki 100, nedaugiau. Ir faktiškai man jau iki finišo liko 3 dienas. Viskas, galva nebedirba, einu ilsėtis, labanakt.